Labas, Karolis. Sveikas, Karolis. Tai esi... Tai dabar supratau, kad mes abudu Karoliai. Abudu Karoliai. Esi pagrindinis instruktorius enduro Lifeinė ir vedlys. Vedlys, instruktorius. Taip, kokie žmonės ateina į turus? Ar būna visiškai pradinuko, ar jau būtinai turi būti pažengę ir kažką patyrę? Ojojoj, žmonės ateina visokie, nuo visiškai žalių, kurie pirmą kartą sėda ant motociklo, kurie iki tol nežinojo kaip junginės pavaros, iki semi-pro, kurie važiuoja po visą pasaulį, pastėsi vos ne visuose pasaulio žemynuose su enduro ir nori atvykti pas mus išbandyti Lietuvos gamtą. O kas būna sunkiausia pradedantiesiam, kurie tik pirmą kartą sėda ant motociklo? Pirmą kartą pradedantiesiam galbūt stabdyti. Stabdyti? Jo. Lėkti visi nori, visiems azartas sukt rankeną, bet jau surasti tą stabdžio pedalą, jį spausti, kažkaip žmonėm būna nejauku. O kokias turit priemonės naujokam lengviau patirti? Matau, turite elektrinius motociklus, tai spėju turbūt yra pats lengviausias būdas, ar ne? Elektrinis motociklas, tai jis praktiškai kaip motoroleris, dar lengviau negu motoroleris. Su juo realiai nesigilini, kaip neužgesti, nesigilini, kad tu jį ten gali perkaitinti, tiesiog gilinėsi į vairavimą ir į vairavimo malonumus. Gal yra kokių nors įdomių istorijų su pradedančiaisiais ar juokingų istorijų? Oi, tai čia ne tik su pradedančiaisiais, su visais visokių istorijų būna. Būna žmonės, važiuojam grupėmis, važiuojam miške, tai buvo linksma istorija, kad važiavom grupę ir susitikom kitą grupę visiškai nepažįstamų žmonių. Du žmonės iš mano grupės paklydo, nuvažiavo su visiškai kita grupe. Tai tada buvo užduotis surasti tuos du žmonės, nes neaišku, kur tie kiti važiavo, ar į Jonavą, ar į Vievį, ar šiaip kažkur. Čia tai tikrai įdomu. Tai tokių būna. Buvo žmogus visiškai toks komiška situacija, važiavo grupiai, nukrito ir liko gulėti. Vedlys rado jį gulintį, labai įsigando. Kas nutiko? Sako, nieko, aš tiesiog ilsiuosi. Tai rado progą pailsėti. Jo, linksma istorija ir buvo apsita be traumų, tai tiesiog pakėlėm ir pasakėm, kad reiks važiuoti toliau. Ar dažnai žmonės pabandę pirmą kartą grįžta vėl? Oi, labai dažnai. Čia toks kaip Siemka, sakykim. Vieną kartą paragavęs negali sustoti. Kramtyti negali sustoti. Tai tas pats su enduro motociklais. Enduro savoka labai plati, ten soft, hard ir ojei, ten trialo elementai, kelionės aplink pasaulį, bekelia, daug visko. Tai žmonės visko nori, visko pabandyti. Tai grįžta, užkabina jos. Ir visi šie įgūdžiai, aišku, persiduoda ir į gatvės motociklo valdymą, ar ne? Enduro motociklo valdymas skiriasi nuo gatvinio. Dažnam bernui, kuris puikiai lekia gatvėje, enduro būna labai keistas ir būna kartais net sunkiau persilaužti negu žmogui, kuris pirmą kartą sėda ant enduro. Tai jeigu norite gerų nuotykių, būtinai pabandykite enduro. O tau linkiu sėkmės su kita grupė. Ačiū. Iki. Tai sveikas, Pauliau. Esi pagrindinis idėjos autorius ir šiaip pagrindinis enduro Lifeinė žmogus. Papasako, kaip tau kilo mintis būtent organizuoti turus ir supažindinti žmonės su enduro? Turbūt klasikinė situacija, kada tu negauni to, ko tu nori pats. Tai pradėjai daryti, organizuoti ir galiausiai 11 metų tą darom. Viską diktuoja rinka. Tai žmonės patys inicijavo vienas ar kitas paslaugas. Bet pradžia buvo tokia, kad aš norėjau tiesiog važiuoti enduro, tai gauti kokybiškai ir su atitinkamais motociklais. Aš esu KTM gerbėjas, tai nuo pat pradžio ir nuo pat pirmo mano motociklo. Tai o kaip patys vyksta turai ir kokių galbūt turų variantų turite, jeigu žmonėm įdomu būtų? Per daug metų keitėsi tos apimtis, jeigu kalbėt apie trukmę. Bet mūsų tikslas buvo, tai yra per trumpiausią laiką išmokinti žmogų, pažinti ir sudominti. Tada reiškia, kad jisai saugiai viską tą darytų ir palikti jam įspūdį, tai yra viršyti lūkesčius. Tai čia turbūt tos 3 sudėdamosios ir ties tom daugiausiai mes orientuojamės. Nes šiaip paėmus po visko, kas įvyko, paprastai žmonės
jau turi apsispręsti, ar jis nori toliau, ar jisai tai priėmė kaip pramogą. O jeigu toliau, tai kiek laiko tęsiasi sezonas ir ar iš vis yra pabaiga jam? Sezonas su mano ištikimiausiais klientais tiesiog nesibaigė, nes mes pusę metų tą darom kitose šalyse. Tai šiuo metu yra 6 šalys ir tose šalyse mes darom žieminius turus. Kokie žieminiai, ten yra pietų šalys, tinkamos enduro važiavimus, tai yra dykumos, kopos, kalnai, ta prasme to, ko mes čia neturim. Reljefas, gruntas, ir aišku, on top viso to vaizdo, emocijų, tas maistas ir viso tai didžiuliai bendrystei tarp vyrų. Tai ko galbūt galėtum palinkėti žmogui, kuris dar nebandė enduro? Jeigu kirba mintis, kada, jeigu ne dabar. Tai čia pirmas dalykas. Antras turbūt, kad yra pakankamai viskas apgalvota ir pateikta taip, kad būtų įmanoma valgyti. Tai mes čia tikrai tai darom saugiai, pakankamai greitai ir efektyviai. O tada jau jūsų sprendimas. Būtinai išbandykite. Tai ką, ačiū Pauliau, gražių nuotykių bekelėje, o jums žiūrovai palinkėsiu tikrai išdrįsti ir pabandyti.